Ankstyvas rytas kibernetiškėse. Puikus metas žvejybai. Senelis Staselis susiruošė kabliukus ir meškerę. Bet staiga jam atėjo pranešimas, kad jis laimėjo loteriją. Prizą išmokės pačiausias Nigerijos princas. Susisiekti reikia tučtojau. Fishingas. Kabliukai mėtomi naudojantis įvairiausiamis priemonėmis. Skambučiais, SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais ir net falsifikuotais tinklalapiais, ant kurių užkimba neįtarios žuvelės. Išties, žalos ir grėsmės nejuokingai didelės. Vagišiai prisijungia prie jūsų banko paskyrų, pasisavinę jūsų tapatybę, gali atlikti pavedimus, rezervuoti viešbučius ir teikti paraiškas kreditui. Net nekalbame apie žalą reputacijai. Gavus skubinantį, baimę keliantį elektroninį laišką, svarbu patikrinti, ar jį atsiuntė oficialus adresas. Ar jame nėra rašybos, stiliaus klaidų. Nespausti nuorodų. Fishingo atvejų daugėja, o ir atakos tampa vis labiau personalizuotos. Prieš atlikdami svarbius veiksmus pagalvokite ir patikrinkite kabliukus.